Sveiki draugai, noriu padaryti tokią mažą apžvalgą. Nusipirkau raktų komplektą, pastebėjot, kad važinėjau motociklu. Tai gamintojas Vera, štai toks raktų komplektas. Ieškau, kad būtų daugiau mažiau visi tie pagrindiniai raktai. Tai čia matosi toksai susegimas, laikiklis ir tokie raktai. Iš tikrųjų jau turiu 6 metus kitą Vera įrankių komplektą, gal padarysiu kažkada irgi apie jį apžvalgą. Ir iš tikrųjų labai pasiteisinę šitie įrankiai, labai kokybiški, lengvi, ergonomiški. Tai koks yra principas šitų raktų, šitų raktelių. Tai pirmas dalykas, kad yra beveik visi pagrindiniai raktai, ar ne? 6, 7, ant kiekvieno raktelio yra po 2 dydžius, ar ne? Tai nuo 6, 7, ar ne? Paskutinis 12 yra 13. Tai čia pagrindiniai tie yra raktai. Ir kuo ypatingi tie raktai, čia matot, yra 15 laipsnių parodytas kampas. Ką jis reiškia? Tu kada suki varžtą ir tau labai yra mažai vietos pasukti raktą atgal, šitas raktas gali statytis taip 15 laipsnių kampu. Vėl pasuki truputėlį, vėl statosi normaliai. Tai normaliu raktu turi statyti štai tokiu kampu, berods 30 bus, ar ne? O su šituo galima 15 vidurinį tą paimti spindulį ir va tokiu būdu suktis. Tai faini raktai, kas žydi, vokiečių gamintojas Vera, bet jeigu neklystu, raktai yra pagaminti Čekijoje, made in Czech Republic. Tai tikrai geras rinkinukas, su motociklu važiuojant. Lengvi, susisega į krūvą, neišsibarstys. Aš jau esu pripratęs prie tų spalvų, nes pas mane galvutės tom spalvom sužymėtos. Tai netgi iš toli kažkur tai ieškodamas gali žinoti, kurios spalvos, kuris yra dydis. Štai toks komplektas.